Sveiki iš Sky Agriculture stendo. Čia mes turim nemažai naujienų būtent šitoje agritechnikos parodoj. Tai viena iš didžiausių naujienų yra precizinė, tai yra tikslioji sėjamoji Sonic. Sonic bus galima pasirinkti nuo 6 iki 12 vagučių ir leiskit jums šiek tiek pristatyti trumpai apie šią sėjamą. Galimybė bus turėti su teleskopiniu rėmu, tai kas reiškia transportiniai pozicijoje mašina susisiaurina iki 3 metrų, arba sulankstoma, kada irgi sulankstoma horizontaliai į 3 metrų transportinį plotį. Atvykus į lauką mes turim 2 variantus. Jeigu turim su teleskopiniu rėmu, tai pagal mūsų pasirinktą užstatytą vagutės tarpueilio tiksliau plotį, mes išstumdami sėjamą iš karto gaunam reikalingą tarpueilį 45, 50, 75, o teleskopiniuose sulankstomuose modeliuose mes turim irgi greito nustatymo sistemą su Row Control. Nusistatom reikalingą tarpueilį 45, 75, 5 minutės, 12 vagų sėjamoji pakeista iš 45 tarpueilio į 8 vagų 75 tarpueilio mašiną ir galima atlikti greitai sėjos darbus. Visą naujosios Sky Agriculture Sonic tiksliosios sėjamosios šerdį sudaro individualios sėjimo sekcijos, kurios kiekviena dirba nepriklausomai dirvos paviršiaus. Turim hidraulinę slėgio kontrolę. Šiandien dienai tai yra centralizuotas slėgio reguliavimas. Į ateitį planuojama turėti netgi kintamą slėgį skirtingose sekcijose pagal dirvožemio kietumą. Priekiniai daly mes galime turėti valytuvą su karpytų disku, jeigu dirbame visiškai tiesiogiai. Įprastai galim turėti vieno disko, vieno atraminio rato trąšų įterpimo sistemą, kurios gylis yra reguliuojamas. Prieš sėjimo sistemą mes turim 2 kampus stovinčius vagutės valytuvus, kurie nuvalo ražieną, nuvalo akmenis, kažkokius grumstus, kad būtų maksimaliai švarus ir lygus paviršius, kad sėjimo gylį galėtumėm užtikrinti preciziškai, kokį jūs nustatėte. Tai ant paralelogramo sumontuotas visas kopijuojantis mechanizmas. Priklausomai nuo mūsų reikalingo aukščio mes galim perstatyti greitai kaišteliu žemiausią padėtį, kad nenustumtumėm per daug dirvos paviršiaus, ypač kada yra nauji nenudilę pirštai. Ir sėjimo sistemą sudaro 2-diskis sėjimo aparatas su integruotu viduje sėklų noragėliu. Darbinio gylio išlaikymui reikalingi 2 kairiai dešiniai pusėje sumontuoti gylio palaikymo ratai. Žodžiu, kairėje ir dešinėje pusėje sumontuoti gylio palaikymo ratai su greitai reguliuojamu darbinio gylio reguliatoriu. Atleidžiam rankeną ir skalės pagalba mes greitai matom, kokiam gylyje norim sėti. Greitai norėdamas pakeisti darbinį gylį, aš tiesiog atsuku poziciją, tarkim noriu sėti 4 cm, nustatom fiksatorių į mūsų norimą poziciją, užfiksuojam ir tada mūsų darbinio gylio ratai negali aukščiau pasikelti negu mūsų užstatytas darbinio gylis. Kada yra diskas naujas, vadovaujamės į skalę, eilė bėgant metams, dirbant daugiau hektarų, pasitikrinam darbinį gylį, bet kokiu atveju po sėjos. Tarpe, šitos pusės kviesiu pasižiūrėti, tarpe už sėklų noragėlio mes turim sėklos kontaktinį prispaudimo ratuką. Kai kuriomis sąlygomis, jeigu tai yra šlapios drėgnos sąlygos, dirvos ratuko negalime naudoti ir jį tada turim pakelti ir užfiksuoti. Šiuo atveju turim užfiksuotą pakeltoj padėtį. Sėklų noragėlis tarp 2 diskų pjauna vagutę ir dėlioja mūsų sėklas. Ir šitoj vietoj, jeigu turėtumėm sausesnės sąlygas, sekliau sėjant, ypač jeigu rapsai, jeigu cukriniai runkeliai reikalauja labai gero sėklos kontakto su dirvožemiu, kad būtų greitas dygimas, mes galim nuleisti sėklos ratuką ir užfiksuoti jį prispaudimo padėtį. Gale reguliuojamo ne tik atakos kampu, kad vagutę skirtingą formuotumėm, bet ir su prispaudimo jėgos reguliatorium turim 2 V formą stovinčių 2 ratų užžėrimo sistemą. Šita sistema gali būti kelių tipų, galim turėti trapecinius ratus, žvaigždinius ratus, ypač jeigu dirbam tiesiogiai, neruoštoj dirvoj, arba galim turėti kombinuotus dažniausius sprendimus 2 guminius ratukus, kurie formuoja vagutę, ypač jeigu dirbam ruoštoj arba minimaliai ruoštoj dirvoj.
Įmo mašinos šerdį sudaro Precision Planting dozatoriai su Sky nepriklausomais reguliuojamo greičio varikliais. Kur yra pliusas šitos sistemos, kad mes turim pačią pažangiausią Precision Planting dozavimo sistemą, bet tuo pačiu turim Sky ISOBUS valdymo protokolą. Tai mums nereikia naudoti atskiro terminalo, nereikia naudoti atskiros antenos, turėdami traktorių su ISOBUS funkcija, su sekcijų kontrolė, jungiat ISOBUS tiesiai traktorių, jungti laidą, viskas, visa sėjamoji valdoma vienu terminalu, tai yra jūsų traktoriaus ISOBUS terminalu. Labai paprasta keisti sėjimo diskus, ištraukiame fiksatorių, nuimam diskelį ir kiekvienai kultūrai mes turim skirtingo akučių skaičiaus, skirtingo akučių diametro diskus. Šiuo atveju mes turim kukurūzinį 27 kilučių diską ir 6 pirštų valytuvą. Valytuvo reguliuoti reikia kiekvienai kultūrai. Diskelis yra suformuotas taip, kad diskelio konusas ir aukštis sukurtas taip, kad pro valytuvus praeitų tobuloj vietoj, o atstumas tarp valytuvo pagal kultūrą yra didesnis ar mažesnis su skirtingos formos pirštais. Tai reiškia, mes neturim daryti jokio vėliau reguliavimo, neturim valytuvo reguliuoti su keliomis padėtimis, neturim keisti disko pozicijos, neturim nieko daryti. Vienas paprastas dalykas. Įsidėjom diskelį ir valytuvą pagal kultūrą, uždarėm sekciją ir važiuojam sėti. Viskas. Kalibraciją pasidarom, tik tai pasitikrint, kiek sėklų metre mes norim turėti. Pagrindinis 70 litrų sėklų bunkeris ir 2 bunkeriai po 20 litrų skirti startinėms trąšoms, mikroelementams, pavyzdžiui, palydinčiai kultūrai arba net ir užbert vagutės pabaigoje ant pasėto rapso granuliocidus, kad būtų jūsų rapsas apsaugotas nuo šliužų viso dygimo metu. Jeigu turim problemą su gulbėmis, žąsimis, kitais paukščiais, dažnai Europoje yra poreikis, kad, tarkim, sėjam pagrindinę sėklą kukurūzų, soją, startinės trąšas ir pabaigoje iš 3 bunkerio ant vagutės mes pasėjam palydinčią kultūrą, kažkokių žolių sėklas arba sėklas, kurios viliotų paukščius ir jie nekapstytų jų dirvos, o tiesiog dirvos paviršiui sulestų jūsų pasėtas specialiai jiems pamaitintą sėklas ir tokiu būdu jūsų pasėlis bus apsaugotas ir sudygs sėklų tiek, kiek pasėjot. Ypač paslaugas atliekantiems asmenims įmonėms labai svarbu greitas tarpueilio keitimas. Čia mes pažiūrėjom, kaip greitai galim pakeisti dozatorių, tai yra sėklų diską ir valytuvą ir greitai pereiti iš karto sėti kitą kultūrą. Lygiai taip pat svarbu greitas tarpueilio nustatymas, nes norint išnaudoti tikslę sėjimą, mes tą galim padaryti tik tais tuo atveju, jeigu mes su jie sėsim daug įvairių kultūrų, tai šiuo atveju turėdami, tarkim, 45 ar 50 cm tarpueilį sėjam cukrinius runkelius, rapsus, sojas, kanapės ar kitas kultūras, kuriuom reikalingas mažesnis tarpueilis. Ir lygiai grečiai, jeigu norim sėti kukurūzų 75-80 cm tarpueilių, mes turim tą patį pavasario sezoną ir kartais reikia 2 ir 3 kartus per pavasario sezoną keisti tarpueilį. Tai tam tikslui Sky sukūrė Row Control sistemą, kas leidžia 5 minučių laiko tarpe padaryti tai. Pakeisti iš mažo tarpueilio į didesnį ir atvirkščiai. Jeigu turim sulankstomas sėjamąsias Sony, kaip būtent šitas 12 vagučių modelis, mes turim liniuotę su mūsų norimu nustatyti eilučių skaičium, tai priekinis skaičius, ir tarpueilių. Tai tarkim 8 vagutės, 70 cm. Tai mes viso, ką turim padaryti. Atfiksuojame kiekvienos vagutės, šiuo atveju 12 grafikų fiksatorių, uždedam raktą ir sukame tol, kol ateina mūsų matuoklis ties mūsų reikalingą tarpueilio poziciją. Ir vėl sudedam fiksatorius, viskas, sėjamosios tarpueiliai paruošti. Sėjamosios Sonic gali turėti 2 tipų rėmus. Teleskopinius, tai reiškia į transportinę poziciją važiuojant jisai susitraukia ir hidrauliškai išsistumia atvažiavus į lauką arba hidrauliškai sulankstomas.
Teleskopiniu modeliu mes turime rėmus sumontuotus vidinius cilindrus, tai kaip teleskopinio krautuvo strėlė panašiai, ir atitinkamai pagal modelį turim vieno arba dviejų rėmų sistemą. Tai su teleskopiniu rėmu turim 6-7 vagučių modelius arba 8-9, jeigu tai yra dvigubo rėmo sistema. Hidrauliškai sulankstomos siejamųjų versijos yra nuo 8 iki 12 vagučių. Ir čia Row Control pagalba mes galim reguliuoti tarpuolį nuo 40 iki 95 cm. Turime teleskopinio rėmo siejamasias, mes turim nebe ilgasriegius reguliuojamus, mes turim tik tai sudėti fiksavimo plokšteles į reikalingą tarpueilį ir tarpueilio skaičiai nurodyti jums priekiniai padėti. Sudėjom vieną kartą tarpueilius ir visą dieną važiuodami iš lauko į lauką tik susisiauriname siejamą, atvažiavę lauką vėl išplatiname ir fiksatorius fiksuoja sekciją tesidėtų plokštelės darbinių pločių. Kadangi ūkiai turi poreikį dirbti įvairiuose dirvose, įvairiuose dirvožėmėse su skirtingo dydžio traktoriais ir skirtingo tipo siejamosiomis, tai SkySonic, nesvarbu ar tai būtų sulankstoma ar teleskopinių rėmų siejamoji, turi pressure control sistemą, kuri dėka hidraulinių 2 cilindrų prispaudžia apatinės traktoriaus pakabos šlaunis. Šlaunis čia būtų pakabintos ir gaunasi iš apačios spaudžia į traktorių, kad nukeltumėm dalį svorio į siejamą. Tokiu būdu mūsų siejimo sekcija papildomai gali būti apkrauta iki virš 300 kg vienai siejimo sekcijai ir bet kokiomis dirvos sąlygomis jūs galėsit pasėti. Ar tai bus pilnai ruošta dirva, ar tai bus tiesioginė sėja. Tuoto rėmo teleskopinės siejamosios gali turėti integruotą trąšų bunkerį ant siejamosios, arba tiek teleskopinės, tiek sulankstomos siejamosios gali turėti traktoriaus priekį pakabintą Sky Progress TF priekinį bunkerį, kurį vėliau išnaudosit ir posėlio sėjimui arba tręšimui kitų kultūrų. Kadangi tai yra pneumatinė sistema, tai mes turim ciklonus slėgio nuleidimui ir tuo pačiu trąšos tada mechaniškai nukrenta jau į vagutę reguliuojamo gylio trąšų įterpimo disko.